ką daryti ar nedaryti nieko, valdžia neturi. Gali būti ir lubų kainos, akcizo peržiūrimas. Daug erdvės ten ir neturėtume, net jeigu ir svarstytume. Trumpas susimanė paimti dar ir Kubą. Šalis visiškai nustekenta, o jos režimas labai nusilpęs. Tai žlugusi tauta. Jie neturi pinigų, jie neturi naftos, jie neturi nieko. Ar aš ją išlaisvinsiu, ar užimsiu? Manau, kad galiu su ją daryti, ką noriu. Dalyje Pamario seniūnijų paskelbta ekstremali situacija. Nors potvynis traukėsi, dar apsemta nemažai sodybų su senoliais. Tas vanduo irgi išbėgo. Ne ugnis. Izraelis nukovė vieną įtakingiausių Irano pareigūnų, žuvo ir šalies savanorių karių vadas. Nurodėme Izraelio gynybos pajėgoms nuolat pjauti aštuonkojų galvą ir neleisti jai ataugti. Premjerės kelionių su šeima pas popiežių ir į olimpinės žaidynes imasi etikos sargai. Tyrimo pradėjimas tai dar nereiškia, kad yra įstatymo pažeidimas. Tyrimo terminas pagal įstatymą yra 3 mėnesiai, su galimybė dar kartą pratęsti 3 mėnesius. Valdžia jau pasiryžusi įvairiausioms priemonėms, kad tik moterys daugiau gimdytų. Tikisi, kad prisidės ir darbdaviai. Yra problema pasinaudojant tiek mamadieniais, tiek tėvadieniais, nes ne visi darbdaviai išleidžia. Mano amžiaus žmonės skaičiuoja pinigėlius tikrai labai. O ekskursijos autobusu jau siūlomos ir šunims, su stotelėmis pakeliui išlipti ir įlipti. Dėmesys ir meilė, kurio sulaukia šis mažas geltonas autobusas, yra tiesiog stebuklingi. Dyzeliną išbrangusi iki 2 eurų vejas ir benzinas. Vos per naktį jis kai kur pabrango net 20 centų. Anot vežėjų, jeigu tai tęsis, ims brangti ir maistas. Blaškomasi ką daryti. Verslas ir valdantieji siūlo mažinti akcizą. Prezidentas nustatyti degalų kainų lubas. Tačiau finansų ministras laikosi savo. Vyriausybė ir toliau degalų kainas tik stebės. Ir tai jau tampa politinė problema. Partija ragina ministrą ir premjerę nebesėdėti rankų sudėjus. Gedas Alyga tęsia. Degalų kainos stabdo dalį vairuotojų nuo kelionės į degalinę. Vidurdienį Vilniuje dažnas tik į plovyklą ar degalinės parduotuvę. Lietuviškų degalinių sąjunga sako, kai po karo Irane degalai pabrango, degalų pardavimai krenta.